šito gražuolio. Oi. Tai ką, bičiulė, šiandien vėl prie vandenuką ir vėl lekiam šapaliukų. Atvažiavo į senai pamirštų vietą ir pabandysim prasiplaukti atkarpėlą, sakykim, kurioj, realiai neatsimenu, gal 20 metų nebuvo. Su valtim plaukit gal ir daugiau, gal ir 30 metų. Žodžiu, jaunystėje kažkada yra tekę prasiplaukti kelsyks, daugiau kelios vietos yra nuo krantą žvejojamas. Tai žodžiu, bandysim šapalą, bandysim kokiu tai stebuklingų būdų, galbūt vieno kito meknelį pagauti. Aišku, čia kaip Dievas duos, aišku, plauksim su kajakėliu. Žiūrėsim, kaip gausės. Pabandysiu šiandien galbūt truputėlį nupasakoti daugiau, bičiulė, ne vien apie, net nenupasakoti, parodyti, sakykime, žvejybą, bet truputėlį galbūt ir pakalbėsiu apie masals, sakykime, kokius naudoti tokiuose upėse kaip Mūškas, galbūt jums pasiteisintų, į ko reikėtų atkreipti dėmesį. Ir žodžiu, šiandien dienos toks filmuks bus labiau orientuotas pokalbėm apie tai, ko naudoti, kokius masalus, kokiu laikotarpiu, kas tikrai pasiteisino ir kas galbūt vertėtų aplenkti tam tikrais momentais. Tai žodžiu, keliamės į kajakėlį ir ant vandenuką. Oi, to gerulio, blin, kamerytė galinė nejungt buvo. Bet nieka, kovo jau sufilmuosim. Eik čia grožio. Opa. Oi, taip smagiai, kai važiavo. Na, Dailučia. Gerai, pakovokim. Iški atleiskim, kad čia nenueitam. Oi, kokie grožiai. Klač vis burnoj, tiesiog iki glandų, kaip sakyti. Dailai šapalioks. Užtikritai dailus. Grožia. Jau nebesiusk. Welcome. Pas kolego. Oi. Kiek tas džiaugsmo neši mum. Opa. Ir yra. Gražioj vietai, be žolių, tai viskas matas. Išskryda princ. Ir yra. Pabandysiu iš karto parodyti, o tai skraida pas man tie šapalai. Klačiuks. Kaip matot, burnytė. Šiandien visiškai kiotspalvytė, toks su skaidrom, bet super. Belia kaip super. Aina, teklant kaip gražu. Ir galėtum ir prieš srovę plaukti. Velnia. Na. Viskas.
Na. Labą. Gražuolė. Mes jums kviečiam į svečius. Ui, na, sportininkai ta. Va. Pakol kas ant klačio viskas ein. Bet nesiskundžiam, visai nebloga. Gaunas, kaip senai praeitos vietos, tai tikrai liuks. Pradėjau su Sporteksu, paskui jeigu matys didesnį pradės skip, tai X armatūrė greičiausiai pasiims. Nu ir ką, turim visai tokį gražų šapaliuko su su šapaliuku, kuris tik ką iššauka lauką. Nu, bet tegu būna jam, kaip sakyt, nedulkėt skelelis. Gražus kadras bus. Įdomus pastebėjams, šiais metais dar nė vieną šapalą nepagavo už akmeną. Tifinės šapalinės tokios vietos, kur jisai ten sukiojas. Nė vieną šapalą. Viskas praktiškai iš žolių kažkokių pusiau duobių. Taip, šie metai tokie labai keisti, nuostabo keliant. Nu, bet yra, kaip sako, ne viskas visada einas taip, kaip galvojam ir noria. Tai va, kaip tik akmenuk stovi ir tokių povandeninių laižnikų tikrai daug yra ir tikrai aš juos daug kur žino. Nu, vat ir nėra. Ir tu pasiūsk. Viskas, kaip sako, juokas žolėse, dar kar nors. Tas vandens kilnojams, drumstums, šilumos nebuvim, žolynai vėl ten tokie nesusiformavę. Matomai viskas lemia tokį labai neaišku žuvelioką elgesį. Teisingiau neaišku, normalu ten, žolynos visada šapalai stovi. Čia tokie mitai galbūt, kad jie kažkur, nežinom, kažkokios išpuoselėtose vietose. Taip, nu pavasarėje ten gal daugiau būn, bet paskui jau viskas. Visi ten šauna į savo dislokacins vietas, toks arti žolių kažkokių. Ir jisai ten stebi, aišku, sruvytė tokio mėgs, bet jau ten nėra tokia, kad reikaliam būtų baisulinė. Халeriuks. Kai kartu ten duodės. Na, kylam. Grožia. Atplauksim pas tave, jeigu jau, kaip sakyt, Mahomeds pas kalną nein. Žols lent gilę mažą, tai jau jiem čia galimybę nešti. Miels nu mūsų bele kiek. Na, į ko žiūri, grožia? Ateis pas tėvuką. O, papa. Na, čika. Na, vėl gražus 40. Bele kaip gerai. Oi. Kaip čia dabar gražiau paimti, kad nespurdėtų baisiau. Va.
sako, čiuk, viskas kaip geriausias Prancūzijos ir Anglijos namuos, kaip aš sakau. O, papa. Viskas. Leisim numiai. Nutraukyti tą kokio padarom. Super. Chalera koks nuėjo. Va, nuplauk. Mirtis alyvose. Chaleriuks. Nai. Tai ką, bičiuliai, stoviam po medžių pavės. Ger, malon, pagaliau atėjo vasarėlą, biškel pakepina. O mums žmonėm visada blogai, tai šaltai, karštai, žodžiu, vis prisikabinti prie kažką norim. Tai šiandien jau karšt ir, kaip sakyt, po medžiais atsistoti tikrai labai malonu. Tai ką, kaip ir nuo pradžių užsiminėm, truputėlį galbūt pertraukėlai tarp perplaukimų, norėsiu truputėlį nupasakoti tokių nedidelių upių kaip mūsų, sakykime, specifiko šapalų. Ir aišku, iš tą jūs prisitaikyti galite, bičiuliai, prie tam tikrų kitokių upių, bet į tai reikėtų atkreipti dėmesį. Vienos ar kitos upės turi koncentraciją šapalų. Juos labai sunku identifikuoti. Vienose upėse tai yra tikrai kažkokios atkarpos, jos aiškiai išreikštos yra ir ten praktiškai visi jas šturmuoja, visi jas žino. Bet yra, sakykime, kaip pas mum mūšai, nėra tokių vietų iš principo, kad atplaukia ir tikrai žino, kad ten šapal. Yra, okei, ten tipiniai kažkokie slenkščiai, kaip pavasaris būna, kai kyl žuvis, kai jinai susispaudžia prie tų slenkščių. Bet tai daugiau išimts negu toks, sakykime, tendencijai. Ir būtent noriu visiems paaiškiai to situacijo, kad tokia tipaža, pavyzdžiui, upėse kaip mūšų, jūs turėt labai daug judėti. Jeigu jūs krantu einat, labai daug. Reik eit. Jeigu plaukiat argi ne kilometro, ne do, jokių užsitiklinimų ant kažkokios vietos nereik daryti, nes galiu tikrai iš savo daugiametės patirtis pasakyti, kad jeigu yra aktyvus šapals, mekne praktiškai antrų pravedimų, kažkur panašioj vietoj skaidars pakankamai vanduo, nėra pakilęs vanduo, tai žinokit, jisai labai greitai ten apsireiškia, kibims arba pagaunat arba bulkikė, kaip sakyti, tai žodžiu, tas susilaikiams jums tikrai sutrukdo labai stipriai. Kits moments yra dažna nepatyrusia šapalautoje, sakykime, klaida yra, kad jisai galvoja, kad kažkokie akmenys turi būti, dambos, kad čia kažkaip šapals ant ją. Taip, tai yra, kaip jau minėjo, susispaudimą kažkokios vietos. Bet dažnu atveju ir turbūt dažniausiai yra, jie stovi prie visokių žolių, prie kažkokių šešėlių, išgraužų ir tikrai niekaip ne prie tų dambų. Prie dambų, aš sako, labai retai susigauda. Normaliai šapals, sakykime, ypač didelis šapals,
ypatingai, kai vasaros vidurvasaris yra, nuo pavasarį, taip, pridambų ten, sako, nerštavietės būn susispaudžia žuvis, ten truputėlį kitokia situacija yra. Bet kai vasara atein, žinokit, bičiulė, jau viskas kitaip pasikeitė yra ir tikrai drąsiai tarp žolių gali atmėti, todėl kad žolės, kai yra užsitempę, jisai stovi, srovė, sakykime, nešas mums iš šito vieto, šapals yra už žolių atsistojęs. Ir jūs, kai pravedinėjat kažkur virš žolių, jam išlenda, jisai iš karto atako daro, todėl kad nėra laika praleisti visą tai, nes kitu atveju nuplauks ten kažkoks maistą davinti, kaip sakyti. Tai šapalo reakcija yra iš karto momentinė, meknis tok pat, meknė dar kartais, jeigu lėtesnė srovė yra, jinai mėgsta eiti ir matai, vedi kažkur, jeigu paviršin masalo, bang iškyla, pripat masalo, vėl iškyla bang, nu, turi savo tokių specifikų. Bet šapals tikrai visiškai kitos vietos stovi, negu beveik garantuoja 80% nepatyrusių žvejų mana. Taigi, kai jūs pasileidžiat tokią tipažą upę, tiesiog mėtykit, kažkur šešėlis labiau vienas metims, galbūt antras. Jeigu turit kaip aš kajakę inkaravimą sistemą, nu jeigu jaučiat žolės retesnis, nu tokie iš kažkokios duobės į žolės išėjant, žinot, tai va toks vietas gali 3 metimai. 3. Va tiesiog tą žodžią prasėm. Ir viskas, ir sako, jeigu atsišauks, tai atsišauks. Kits moments. Nu, čia, aišku, aš galbūt brūku savo nuomonę, bet aš lenkęs esu naudoju didesnius masalus. Čia, kaip čia pasakyti, yra moments, kai tikrai reiktų mažiukų, ir tikrai jie į vienas vardas daro didesnis, bet aš jau daugybę metų, aš nežinau, 15 su virš metų naudoju, pavyzdžiui, klačius, Lucky Craftą, sakykime, basvyčerius, crazy basvyčerius. Tie gal man netaip patenk, todėl kad basvyčerį turiu omeny, todėl kad jie rupūžiukai, įsisegė velnis kabliuks, sekundė. Todėl, kad jie rupūčiukai tokie tarškalai, biškel per didelis barškėjams, tie, kur yra, sakykime, tylėjai, va šitie tikrai labai gerai man būdavo toks, kaip sakykime, kombinacijoj, nu rupūčia kai varia, kombinacijoj su klaču, nes klača yra tas barškaliuks, bet jisai toks tylėsins, atsijungiu minutėlį, neserziant, ir tuo išsimu ir einam toliau pakalbėti. Tai žodžiu, įsilupam to grožį, vat jau kaip ir minėjo, būtent tas mūsų klačiuks ir, pavyzdžiui, sakykime, zibaitą, sako, jie tie suratlę, jie garsų didesnį turi, šitą toks, nu, minimals, labai, sakykime, čiabioks, argi turi garso, atkreipkite dėmesį, ją galbūt dar tylesnis yra, bet tikrai tas gars, nėra toks didelis, čia kabliukai daugiau barš, tai tikrai didžiulis plius yra, nes šapalui nereikia tokių baisių barškalų. Tai sako, su tuliaisiais zibaitą irgi pakombinuodavo, nu rezultatų be galo geri. Seniau, kai upės nebuvo tokią žolingumą, pagrindo naudodavo, sakykime, SR modelis klačių ir jie eidavo taip iki 15 cm su visokiais pasonkinimais, apie juos nekartu esu rodęs. Dabar nuo pavasario šitą tai tikrai irgi labai gerai, todėl kad vandens daug, tai be problemų dar ir SR gali pratraukti, kai poreiks yra, kai nereik viršutinės bangelės, o kai reik mums kažkokios bangelės, jau naudoju, sakykime, SSR. Ir būtent tokia dydžia masalą man asmeniškai, čia aš tiesiog iš savo patirtis ir savo pastebėjimų, man leidžia pagauti daugiau didesnių žuvų. Ir aš jau praeitoj laidoje irgi lygiai taip pat užsiminiau ir dabar užsimins dar kartą. Jeigu tokioj mažoj upėj, nu kiek čia tų metrų dabar galvoju, nu 10 metrų, sakykime, taip grobė, 12 metrų upėj jūs kažkokioj potencialioj vietoj įvarot mažiuko, ten baršk, jisai spardas, nu praktiškai labai retai važiuoja didesnis šapals.
Tai reiškia, jūs turit nusiimti didesnį šapalą ir pirmutinį. O, sakykime, kad tai padaryti, mes turim užmest masalo, kuris netip suintriguotų to mažai. Ar jisai ten stukteltų, bet, nu, sakykime, tą kibimą tikrą tokia nebūtų. Tai vat būtent tie didesni masalai man leidžia tai padaryti. Tikrai ir ant jų ten prigaudo tų mažiukų šapaliukų, niekur nuo jų neatsidės. Tokiai velniai jie taip neatstoja labai lengvai. Bet bičiulė, nu, vat, sakykime, šių metų žvejybos, visi matot, nu, vien gražus didelį šapalą, tokį 40-uką, beveik 50 buvo viens pagauts. Meknis, nu, tikrai rets, kuris gali čia aplinkui mum pasigirti iš mūsų tų kraštų, kad va tokios vien didelė žuvis ir tikrai ne po vieno, ne po dvi ir kartais 50 jų įvažiuoja. Nu tai belekoks super yra reikals ir tikrai tie, sakykime, masalai leidžia tai padaryti. Galim, fakts, gaudyti ir kitokiais būdais, ypatingai nuo pavasario, kada žolių nėra, tai visokios cukrės. Cukrės pas man, bičiulė, nustepsi, pažiūrėsiu, ar aš čia tu, ne tas, tuoj sekundėlę. Ai, čia vobleriukai, bas biški, kažkoks, žinokit, pas man jų lygiai taip pat yra apgyv pekla. Kaip sakyti, aš cukeris labai mėgst, atein moments, kad aš su jom labai daug žvejoju, pas man, nu, turbūt nesumeluos, numeris 1 yra Mepse, prancūzų gamintojas, todėl, kad jisai turi labai skirtingų lapelių, su skirtingais ryšimais. Dar truputėlį atėję praeitais metais ir iš Savačgyra kelios labai įdomios tamsios cukrės, bet pagrindo vis tiek sudaro Mepse, skirtingi modelį, su skirtingu praplaukimu. Tai jie irgi labai neblogai, sako, ypatingai nuo pavasario, nes yra agresijos. Ir ta agresija leidžia turbūt, sakykime, taip labiau išprovokuoti žuvį. Bet vasaro jau fakcijų mes nepravesim ir niekaip nepanaudosim. Kits moments yra, sekundėlė, fakts mes naudojam visoks minau tipą vobleriuks. Čia galbūt jau modelis renkamės pagal savo norus ir, sakykime, galimybės, nesufokusuos rūpužę. Čia pas man pointeriukai tokie yra, labai humpaktai 50-ukai, jie skęstantys yra, jie tokie vočai vadinam tie, jie taip skęsta ir taip čiuk, tai patvyčinant, pravedant, tikrai tokie irgi labai smagos vobleriukai. Nežinau, turi irgi skirtingų spalvų, tamsesnių, šviesesnių, jie jau pitakiniai yra, bet tikrai suein man ir tokiose situacijose. Kits moments yra gom. Gom netgi ir dabar dar tikrai labai super, jeigu žolių tik mažiau, arba upės, sakykime, kurios yra tokios akmenuotos, mažiau žolių galbūt, tai tarp jų irgi labai gerai pasiteisė gumą. Esu prieš 3 metus pradėjęs bandyti būtent su tokiom savačgyrinėm neskęstančiom gumom. Jos turi kabliuko, čia irgi jau pitakinė tem yra, turi kabliuko, turi taisyto, sakykime, švinuko viduj, tokią sistemą padaryti, irgi labai gražiai užsimet. Dabar galvoju, pas man berods 2 spalvytės yra, pabandysiu rasti. Tai žinokit, irgi užsimetus einas į tokį ir patvyčiat, jisai lėtai skęst, jūs galite skirtingos gilios pravesti, labai natūraliai atrodant, sakykime, kažkoks vabaliuks, nukrytęs nuo medžio, nuo, nežinau, nuo dar kažką, tai šitas variantas irgi labai pasiteisinis,
sakau, kartais atrodo tokios bankės būnant ją, turi ką natūraliai, kabliuks yra į apačio, labai geras paėmims, yra labai geras pasikirtims, praktiškai promachų jokių nėra. Tai ir mažesnį, ir didesnį šapalai, nu tai super dalyks. Bet kokiu atveju vasarai atėjus, pas mane, nu sako, numeris 1 yra Lucky Craft klačia iki negaliu. Tikrai ir čiubikų turiu, ir tikrai jie gauda, ir viskas tvarkoj. Bet kai aš nusistatęs esu ant didesnių žovų, aš užsispyrimą tikrai turiu, man nereikia tų šapaliukų pasprinti, ant po 300 gramų, man kuo ramiausia, aš galiu įdėję nuo 3-4 banks gauti, bet išsitraukti tos 40-50 šapals, kurie padovanoja NNN kartų daugiau emocijų negu tas 300 gramų šapalioks. Tai va čia tikrai pasibandykit, bičiuliai. Aš mano ne vieno nustebęs. Jau esu rašęs apie tai, kad tikrai pri tą projektą su Lucky Craft klačas ir kitus masalas esu daug ir pats prisidėjęs. Spalvos, sakykime, pridarytos tikrai visos, išimtinai visos labai geros. Prisitaikyti reikia tik tai prie vandens, sakykime, kažkokią skirtingą vandens, gal taip reikėtų pasakyti. Ir visi tokie tepaliniai, ir skaidresni, ir sublizgės, ir su žalumu, ir raudonumu, geltonumu. Tikrai jie jums leis prisitaikyti prie bet kokio įnoringiausią šapalą įnorę. Vieno žvejybos buvo kelios tikrai toks šūdvabalis su gelton papel dirba, paskui kelios žvejybos buvo toks vyžiuks su raudon papelį, raudon čekon dirba. Šiandien dirb skaidars toks tepals su žalsau nugar, su truputėlį blizgėse. Ir tikrai tie įnoriai yra skirtingi, nes atplaukiu į naujo vieto, čia visiškai kitoks vandens skaidrumą, kitoks dūgans, smėlėtesnis. Ir būtent pritą jau žuvis kitaip mata visoks masalioks ir pritą reikia taikytis. Ir sako, tas dyds, man akim tikrai leidžia jums daugiau geriau išnaudoti viso, sakykime, potencialo. Kits moments yra, kai yra daugiau vyjuka, mūsų masals tiksliau skrend į būtent norimo taško. Čiabeks neblogai, irgi 4 gramai, 4 gramai, irgi neblogai skrend, bet net šitą 6-7 gramai priklausomai nuo kokią modelę, tai faktiškai per pus didesnis masals. Kai jūs metat, pavyzdžiui, ir iškylat iš vendro aukštesnį poziciją, tuo pačio sekundė, jeigu yra vėja, jį kažkur paneš. Tai ir skrenda į medžius paskui, iš vendrus. O gerai, jeigu upė yra tokia, kad jūs galite prabristi įsikabinti, bet galbūt jūs potencialio vietoj išbaidot. Tai sunkesnis masals leidžia mums tiksliau užmesti, geriau pravesti, tiksliau pravesti ir tai vėl didelis plius. Kaip ką bežiūrėtumėm, tai yra labai didelį pliusą. SSR, sakykime, eint paviršiui su bangel, jeigu lėtesnė srovė, jeigu grinai prieš srovę ir greitesnė, jau truputėlį po vandenį, eint tik bang, galim dar biškelį giliau, aš sakyčiau, gal taip iki 10 cm užginti. O jeigu skersinė, tai labai gražiai atbanguoji, viskas kaip priklauso SRs, užner galbūt iki 20 cm. Galiu kartais ir giliau užvaryti, vėlgi priklausomai kokie valai ir panašiai. Esu rodęs ne kartų ir su svarelės, varyvas ten specialus tokie granatos, grenade ir jais įkabino juos į apačią, labai leidžia priskandinti tam tikrą tipažą masalus ir vėl tai yra super. Pravedimai kažkokie stebuklingi nėra mažose upėse, jūs svarbiausia tiksliau užmest prie pat kraštų, nes dažnu atveju prie išgraužų stovi prisispaudžovs, ypač šešėliniai pusiai, ir kits moments yra po visom žolėm stovi šapals ir jūs šonų pravedat, ar tiesiai prieš srovę. Šiuo metu viskas prieš srovę eina, jokių problemų, pasroviui dar nėra poreikia mėtyti. Tai visi kibimai
skaudus, faktiškai nuėjimų mažai, nes, daugiau gal kažkokios klaidos, rytis atleidimas, kaip su ta Meknel ar ten Šapalu tuo dideliu buvo, bet šiaip šiandien va, kiaura vis klač Šapalą tokia 46-7 cm burnoj, tiesiog nieks neišlendė, kaip sakyti. Tai žinot, tikrai emociškai tai yra cool. Ir va, jau turiu didelis Šapals, nenuryta, tiesiog atvažiavau vidury dienos ir dar net vakars neartėjai. Tai dar visokie pafilmavimai, dar visi kiti dalykai, kurie laiko baisiai suvalga. Ir tai leidžia man, sakykime, nuveikti tokius dalykus. Tai va, bičiuliai, atkreipkite dėmesį, mažose upėse, daug judėse, neužsistovėti ant tašką, kuo daugiau praplauksit, tuo geriau bus. Šiais metais, kiek taškų plaukio, nei vieno žovės, tam pačiam taške, sakykime, nors 100 metrų. Vat 100 metrų tai tikrai yra čia labai normali distancija, jeigu kažkoks lenkstuks ar duobytė, tai prieš duobę, už duobės, nei vienos žovės tam pačiam taške nesu pagavęs. Tai vat, sprendims toks labai aiškus ir suprantams, daug judėti, bičiuliai, kaip sakyti, run, ne šiaip sau sakom, spiningautui kojos maitin arba irklai. Tai va, einam toliau žvejoti. Oi, to žulyno mėgiai. Plaukiam. Pasgaražuoja. Alys lauka. Oi, ką šovė. Gerai. Oi. Eik. Nu, nebesiusk. Super. Van kočiuką, offsetins, argi be problemų. Kai jau jie kiom, tai tikrai kiom labai dailė ir neturi jokių problemyčių. Geras metimuks prišakytės pripati iš karto. Jau vis dėlto reiškia šilumėlas yra. Šapaliukt. Mielu noru atalak įpliuk. Nu va. Nu ką tu braškė be norėti. Dailut. Labas rytas, štai ir aš. Oi,
Oi, to gerulio, dulkės biški keli. Va čia spinningą pasirinkims argi yra labai toks svarbus momentas, kai mes gaudom bičiulį žuveliokus tokius komsa, tuos mažiukus, tai mums tie spinningėliai nėra svarbus, ta galios užtenk. Vat kaip ir rodžio Sportekso, aš pavyzdžiui, aišku, čia upėtakinė serija, jinai vėl kitaip, bet jos tikrai iki 8 gramų užtenk ir net gerus pavailoj, jeigu nesruviai. Va tokios vietos, tai tikrai drąsiai galim ten susidaryti beleko, bet kai mes turim kažkokią presingą žols, tai jau ar srovę didesnę, mums jau kartais net ir tokie spinningai kaip iki 15 gramų jau nebesusitvarka, ir reikia netgi virš 20 gramų. Tai čia vat visada reikia įsivertyti, kur dažniau žvejosit ir nieko nepadarysit, bičiulė. Atsako, vieną daiktą viskam nėra, va tiesiog nėra. O dabar biškelį pasirodom ir vėl, oi. Lucky Craftą klaps. Super. Grožiu, to gražuolio. Oi. Nu gražus. Ir va, buvo, kaip visada, pasitaika į mažesnių. Tuoj einam, išimsiu patį klačą. Bet vis tiek, visi tokį pagrindo sudaro 40-45 centimetrai. Tikrai, aš mano, daugelis nuvertin klačio dėl tam tikrų įsitikinimų, bet sako, dydžiui, man asmeniškai, kaip jau ir dėšio mažose upėse, tai tikrai jisai labai veiksmingas yra. Ir tai vienas veiksmingiausių voblerių. Dažnu atveju aš net nebekaitalioju, jeigu matau, kad kažkoks kibimuks yra, sakykime, sukiotas, nes aš labai tiksliai žinau, kad šitas masalas man padovanos didesnių žuvų ir tai tikrai vyksta dažnai. Noriu pažiūrėti ant kokią Arnoldą įsūdę. Sitvarkim, kaip visada, su tais galingai žuveliokais daug bėdų. Ir šiandienos kreiziuks toks. Gauda belę kaip gerai. Ir jau, kaip sakiau, gal ten nelabai girdėjęs, truputėlį gars yra ir tas gars kartais irgi yra naudingas ir reikalingas, o žuvelioks tai tikrai superins vėl eiliniškai. Va. Gera, graži pliauskela. Gal 45. Nebas daugiau. Dėl visą piktą įsim, aišku, ant liniuotės biškelį prisidėsim. Ir laisėmės toliau žemyn. Super.
Oi, ta grožio. Na, plauk pas mum. Opa. Ir yra dar vienas fantastinis. Gerai, čia sruvytės daug. Tuoj parodom, kol nenusiblaškė. Oi, tas koks venis. Va, teoriai veikia bele kaip. Klačs. Ir grožis didelis. Oi, geruis. Kem 7. Super. Pa. Tuoj išimsi klačiuką. Suruvela abiejos pusės tokia gera. Taip, ir viskas. Šiandien iš spalvų, kurios argi gerai dirba, iš naujųjų, Lucky Craft klačą, tokia argi su žalsvom sunku tai net įsivertėti. Bet labai ger. Taip, užfiksavai veidą. Pagaut daug jau šiais metais, kad ir šviežiai ateis. Ir šiandien irgi kombinuojas su skirtingas kitas modelis, bet tikrai reikia turėti daugiau, kaip aš sako. Šiandien visiškai tyli kartas. Ne vienoj žvejyboj gerai sudalyvavęs. Šitas visiems jau gerai žinom su gelton papil. Bet ką žino, dabar galvoju, dar ir su ketspalv buvo argi gers įvažiavėms. Tai žodžiu, viskas veiksams turi kaip būt. Dubliuoju argi toliau, kaip jau ir sakio, vien Sportex yra. Trautino ir kits Legame X armatūrė, sakykim, kai galingesnė reikia. Sakykim, X armatūrė didžiul pliuso, kaip savo tokiam ilgiui ir užmetimui turi tai, kad labai gerai met į taško. Ir praktiškai 90%, o ne 90, daugiau, neužsimet kabliuką metimą metų. Pavyzdžiui, Sportex labai smagus kots mažose upėse, bele kaip gerai, ypač kai vėjas yra. Bet metimą metų labai dažnai užsimet kabliukai. Ir va čia toks yra niuansėlis karts nuo kartą, kurį reikėtų atkreipti dėmesį, nes vieni spinningai tai daro, būtent blanka darbs netitinka, sakykim, tokia kažkokia tipažą masaliuką. Ar, sakykim, galbūt minau geriau tektų neužsiminėti, bet, pavyzdžiui, krenkiukai tai su Sportexu labai užsimetiniai, ypač kai sąlygos truputėlį sudėtingesnis. O Legame vienas iš tų kotų, kuris labai gerai met ir praktiškai niekad nieks neužsikabin. Viskas, einam žuvį palydinėti, pasižiūrėsim dar gal koks ilgs ir viskas.
Ant liaunesnę kotelę jau eina velnis. Valiuks argi. Okei. Ja, man. Nesinori vietą išbaidyti, čia 3 šapalai tokie. Aha. Kilk, grožio, kilk. Dar mums reikia pakvoti. Aha. Mato nosį. Na. Palaukim. Eina pekla, negu atsikabina. Ai, ne. Supratam. Reiks pahaltūrėti. Eik čia, grožio. Eik, velnis. Ant bičiulę vapsvytės. Gerai. Čia klaido padarė, kai jau koto ne to pasimė. Bet taigi, nutenk ir rimtiem dėdam, taip neteisinga viskas. Opa. Nu va. Ant greitųjų, ant sporteksą uždėjo. Tai rūpužę biškiai per silpons kots. Oi, stirnutė, ką gražiai bėga. Oi, gerula. Viskas vienam. Super. Tai... Va. Oi, kur į medžius lendi grožia. Oi, biški. Oi. Trimma. Davė šią mum biški, nesuvaldėm laivelę. Nu ko, vapsvytės susimanė velnę. Pasiūs, kramesins bus. Op. Ir yra.
Grina vėl iš taškiuką. Tek, skrend, grožis. Vat net, oi, reikia gal padaryti valą, sekundėlę. Va, čia lygiai taip pat bičiulę vapsvytę padaryti. Tikrai gerai žinot, kas jas daro. Jei kas nežinot, teisingiau, ką žinot, būtinai pakomentuokit. Turėsit užduoti, kaip tik su nauda. Tikrai gražus daro vobleriuks. Tai buvo pasičiupęs ir šiandien jau antras ant šitą grožę. Super. Argi vėl toks kam 2, kam 3. Belia kaip gerai. Čia, kad tik su valti cirko nebūtumėm prisidarę, tai būtų visai gražiai čia buvę. Ar ne? Mano bičiulė, kad baiginės, čia po šešėlių smagių sustojo. Žvejyb, kaip be sakyt, nusisekė tikrai labai smagiai. Sugauti tikrai nemažai gražių šapalų. Tokie 40-47, bet dominavo, reikia pasakyti, iš tų dičkių tokie apie 44-45. Tai čia tikrai labai geras dydis, ypatingai tokiom mažesnėm upėm. Ir būtent turės turbūt diagnozuoti, kad visi pasakymai, ko ten pradžioj prišnekėjo, pasiteisina. Tikrai praktiškai viskas buvo sugaudyta ant didelių krenkiukų. Tai buvo padaryti su Lucky Craft'o klaču SSR ir dar 3 velnė buvo ant bičiulę širšės įsivargolinė. Širšė irgi tikrai didelis, gal kiek siauresnis, bet jeigu taip jamant, tai tikrai irgi labai stambus muscles yra ir labai agresyviai dirba, žodžiu, pakankamai agresyviai. Tai, žodžiu, va, do masalė, spalvos klačia buvo truputėlį skirtingos, bet tikrai kibimai dar, sakykime, buvo išėjimų, kur išskridinėja tikrai belia kaip smagiai į viršų ir tiesiog neužkyba. Nu, net prisilietimų nebuvo. Tokių, kad nuleidimų visiškai neaiškių, nu, nepakirstų. Berods gal 1 ar 2 te buvo. Visą kitą surinkom paėmėm, arba jau buvo tik tai, sakykime, šuolė, akrobatinė. Ir viskas, tas tuom ir pabaigt, bet net stuktelėjimą nebūdavo į masalą. Nu, tai čia jau nieko nepadarys. Kitų, nu, žodžiu, gerai, vat belia kaip gerai. O aš jau irgi, sako, reikia baiginėti, skambėti žmonai, kad pasijamtų vargšo. Nes, kaip buvėt, nervuos dar mano karalienė ir bus tada nakvynė ant vandens su briedžiais ir uodais. Ir tai niekaip nedžiugintų. Tai geriau neerzėt, kaip sakyt, laiku prisistatyti į dislokacijos vietą. Ir jau po 8, tai kažkaip dar pastebėjau, kad faktiškai, bulka buvo, rūpužė bandė pačiupti, nepačiupa. Kad ant vakarą nustoja kipti. Bet praeito žvejybos, sakykime, buvo tokios, kad kibimai faktiškai buvo į pavakarį, maždaug 5:30, o dabar visiškai, kaip rank nujamt. Kažkokie išėjimukai yra tokie lengviai, kaip sakyti, paskraida, va, tų paskraidimų yra, bet taip nieka daugiau. Ir dienos metu, kas labai nudžiugina, jau kokie 3 galbūt šapalai buvo pagauti iš tašką. Tai reiškia, kad tik įkritus, nu, ne taip gal pasakiau,
į vandenį ir iš karto smūgelis ir gražų šapalą. Tai tas momentas tikrai labai džiugiant. Tai yra rodiklis, kad jau sušyla vanduo, kad šapalo aktyvums yra nemaž, daugiau vabaliukų pradėjo rastis ore, pradėjo kritinėti, ir ten maitintis pradėjo daug energingiau ir aktyviau. Ir tai reikia irgi atkreipti dėmesį, nes kai atsiranda jau tokie būtent žvejybiniai momentai, jūs turėt prie tam tikrų objektų kažkokie šakai kryts ar dar kas nors, kad ir mažose upeliuose, tiksliau užmesti arčiau, kad būtent jam tol nereikėtų skristi, jisai turėtų laiką prisitaikyti ir galbūt pasiseks, sakykime, bičiulė iš karto ir įkirsti. Prie tokių žvejybinių vietų galbūt parekomenduočiau tų taškinių vadinamų truputėlį galingesnių spiningėlių. Aš biškelį su Sportex upitakinių cirkų turėjo, kaip sakyt, porąsyk, vieną kartą su bičiulė širš. Kaip sakyt, užmetės, tik užmečiau vožę į ten žols įsinešę, bet ten srovė didelė, o kits primedžia, tai ten argi taip su anekdotais. Tai jau reikia būtų tokie po 15 gramų, bet jeigu objektai tikrai žolėti, tai karts nuo karto, žinokit, bičiulė, net ir galingesni spinningai yra reikalingi šitom žvejybam. Tai reikia į tai irgi atkreipti dėmesį. Mano daugiau nebeblevizgas, atsisveikint bičiulė, ačiū, kad esat. Ačiū, kad žiūrėt, ačiū, kad komentuojat, tikrai tai yra labai svarbu man. Paprašysiu galbūt bičiulė tik tai vienintelę dalyką, jeigu būtų nesank ir daugiau nora būtų, komentuoti Facebook arba YouTube paskyroj. Į asmeninį žinutę geriau nerašyti. Situacija yra tokia, kadangi gaunu labai daug žinučių ir jeigu žmogus nėra net pakomentavęs kažkur Facebook, algoritmai Facebook automatiškai nusiunčia į spamo. Tai yra į kenkėjiškų programų sektorių ir jūsų žinutė niekad net man nematom yra. Jinai ne tai, kad kažkokia, sakykime, draugystės registracija ir panašiai. Jo tiesiog nusiunčia į šiukšliadėžę ir net apie tai nėra praneša man. Tai, kad taip nenutektų, geriau komentuokit Facebook'ą paskyroj, po įrašais, YouTube'ai. Ten ir tai kartais prasileidžiu, nebeatsako, kažkur neišlenda, nebesusigaudo, kas ko rašė, nes, kiek yra didžiulė būtent rašančių. Bet tikrai stengiuosi, noriu padėti, kiek jau galiu, kuriem jau net rašo, jau dovanokit, tai reiškia, nepaėję kort. Tai va. Čia, kaip sakyti, force majeures pabaigai. Viskas, bičiulė. Ačiū, kad žiūrėt, dar kartelį pasakys. Tikrai tai man yra svarbu. Man visad norės geresnį, įdomesnį kontento, su įdomesnis įrankis kažką parodyti. Ir tai tikrai karts nuo karto atneš daugiau džiaugsmą mum. Ir bendraujant, ir žvejyboj, ir gyvenim šiaip. Atsisveikiant. Ni žvyna, ni uodegos jums. Iki bičiulė.